Aivarai, prašome pakomentuoti žygį šiandienos. Normaliai, aš skaitau, kad viskas buvo neblogai, iš tikrųjų taip pakankamai nesudėtinga upė buvo. Tai gaila, kad atsišaudyti reikėjo vienu momentu. Gerbiamasis, reikėtų pabrėžti, kad ši upė iš visų kartų, kiek plaukėm, buvo įspūdingiausia. Jo, žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Kuo pasireiškia gerumas? Kas patiko? Daug ryklių, daug bangų. Reikėjo kas 100 metrų įsipilti vandenį iš baidarės. Skaitau normalu. Būtų vasarą nenormalu. Ir paminėk dar 2 žuvę. Ne, pusę. Tai ištrauksim. Indė laikyk. Taip, kokių dar komentarų? Kaip sakote šitas kombinezonė, šitas marsietį kosmonautė? Morka. Sustingęs. Kaip patiko kelionė? Kaip patiko šiandien šveitimas? Šlapia. Iš kur tie pamišėliai? Šlapia, šalta. Visai, nuklausykite. Iš ten mes atplaukėm. Baikit, davai atverskit sodinam, paplukdysim. Nuklausykite, ką jūs žiemos metu gali žydai. Taigi šventė šiandien valstybinės. Ta proga mes su vėliavom. Šventė, jaunimui šventė. Kaip jūs valstybės dieną švenčiat, pasakykit man. Vaikščiojat čionais ir burnojat ant mūsų, taip? Televizorių skaičiulių jungiasi, eina į mišias, kas meldžiasi, kokie žmonės ateina. Tai žinokit, kai plauki, tai ir pasimeldi. Labai ypač prieš krioklius. Taip, vasarą, bet dabar žiemą, žydai, pavyšėliai. Jau ką galim padaryti, nepriklausomybės diena būtent tokių laikų. Jeigu kažką pakeistume, tai... Nepriklausomybės laisva diena, tik tai laisva diena. Nu jau. Matas, vėliavas turim. Kaip ponui patiko plaukimas? Neatsimenu aš to plaukimo. Išlipom, žiūriu, išlipęs, o daugiau nieko neatsimenu. Kokie buvo jausmai krioklyje? Jo, nešioju pusantros sūnės. Bet kaip jausmas buvo? Ką galvojai? Meldėsi? Pirmą kartą šiemet išsimaudžiau. Turbūt rekordas. Jūsų šalė, tai jūs gersit. Koks jausmas buvo krioklyje? Nelabai geriau, žinai. Nelabai. Nori sveikas numirt. Negasmeniška. Stengiuosi, žinai, veikiau gausis. Kaip sušylam, teko atsigaivint. Nes irgi Marcinkevičiaus nesulauksiu amžiaus. Ne, neatsisega pirštinė.